Aš realiai būdavo dienų, kur galvodavau, kad aš neturėsiu kur gyventi. Vat sekančią dieną, jeigu aš nesusimoku nuomos, arba mano ten kambariokai tie paskui buvo apsistoję, sako, žiūrėk, kad važiuoja pas mus šeima, nebegali būti, aš realiai žinau, kad aš turiu susikrauti daiktus ir aš nežinau, kur aš būsiu. Žinau, kad man nieks teatre Lietuvoje neduos vaidmens, nes aš nebaigus akademijos, manęs čia nieks nežino, kaip aktorės niekam aš neįdomi. Kaip esi pilnas entuzijazmo, viskas atrodo wow. Kai neturėjau darbo kaip aktorė, ir nebežinojau iš tiesų, ką daryti su savo gyvenimu. Negavau vaidmenų arba jeigu gaudavau, kažkas nesusiklodavo. Tai mes turim tą vadinamą išėjimą iš savęs menininkai, kur visos blogybės tampa absoliučia gerybė. Jeigu mes tik sėdėsim ir braukysim per Instagramus arba telefono ekranuose gyvensim, tai mes ir būsim tokie riboti žmonės ir aktoriai, kūrėjai. Dabar irgi mes gyvenam, mes nežinom, kaip bus, tai aš net nežinau, ką čia galvot, bet man atrodo, kad aš dar renku tas patirtis ir aš jas dar dėlioju ir man labai įdomu, kas bus pačiai.